labai smagu matyti daug susirinkusių komandų, iš tiesų 28 komandos registravosi. Galvom, kaip čia tą gegužės 1 paminėti, nes dar nuo sovietinių laikų kiti, o čia kokių transparantų nešimai, čia kažkokia talka turi būti. Tai sakom, darome taip, kad kaip vakarų pasaulyje gelbstim gyvybę. Tai yra vakarų pasaulis, tuo skiriasi nuo rytų pasaulio, kad jeigu rytų pasaulio žmogus yra niekas ir žmogaus gyvybė, tai vakarų pasaulyje yra svarbiausia vertybė, tai yra žmogaus gyvybė. Kad visuomenė mokėtų teikti pirmąją medicinos pagalbą, labiausiai suinteresuoti medicinos profesionalai ir ypatingai greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Todėl, kad nuo to, kaip elgiasi šalia esantis ir padeda nukentėjusiam, labai dažnai priklauso, kaip išsispręs situacija. Tai toks renginys iš esmės tai yra gera praktika visiems prisiminti arba pakartoti ir išmokti, kaip suteikti pirmąją pagalbą. Ta turime žinoti visi. Turi mokėti susiteikti pirmąją pagalbą savo ir kitam. Ir matom, kad pasaulis kraustosi iš proto. Ir tikrai matom, tokie įgūdžiai yra labai svarbus ir pravartus kiekvienam piliečiui. Todėl mes su kitais partneriais ėmėmės iniciatyvos ir organizuojame šiandien akciją Palaikome pulsą. Ir gavosi tokios tarsi ir varžytuvės, nes jeigu jau toks simbolinis ir pavadinimas, jeigu jau to pulso nebeužčiuopi, tai tada gerai, jeigu atsibūsi ligoninėje, bet gali būti atsibūsi Dausose. Tai kad ten neatsibūstum, tai turi turėti tam tikrus įgūdžius. Tai ačiū visiems.